Aš jums pasakysiu visą tiesą apie seksus. Jūs nenusipelnote turėti seksų, nes esat silpni. Taip, gamtos jau surėdyta, tiksliau Dievo sukurta. Jėga ateina iš šiknos ir kojų. Jeigu visą dieną sėdi ofise ir dar ten tualete smaukai, tai tik pasvajok ir apie seksus, ir apie vaikus. Jo, ten mėgintuvėlėje gal kažką padarys ir paskui pasakys, kad čia dvi biologinės motinos. Apylinkės teismų linkėjimai. Bet realybė yra tokia. Seksualumas yra Dievo dovana. Ir aš galiu nukreipti jūs minimaliai tą linkme. Nes čia būna, kad oi, čia negalim, pasižiūrėkite į save. Kada paskutinį kartą jūsų pulsas buvo bent 190. Kraujagyslės visos, viskas užrakę. Raumenys atrofuoti. Jūs žinot, kad atrodo kaip seniai paskutiniai. Aš jau nekalbu apie pilvus. Tenais viduj viskas yra slegiama nežmoniškų riebalų slėgių. Viduj. Visi organai ten sprogsta. Ir čia dabar šitie pedikai kalba apie seksus. Kokie seksai, kai smegenys sudeginti pornuškės. Jums tenais, nežinau, ką parodyti. Jau tenais jau vienu žodžiu. Dabar aš žinau, iš kur tie įstatymai priimti dėl vaikų luošinimo, todėl kad mūsų valdo pedikai paskutiniai. Visi įstatymai taip. Tas kažkoks teisėjas ar ten advokatas, profesorius sako, kad oi, čia Europos Sąjunga sako 2+2 = 5, tai čia viskas gerai, dvi biologinės motinos gali būti. Taigi mes gyvenam iškrypėlių laikais. Ir apie seksus aš galiu pasakyti vieną dalyką. Kad reikia būti pasiruošus. Jeigu tu esi fiziškai silpnas, tai nelys geriau. Jeigu ten dročni kiekvieną dieną, o jeigu rūkai, tai iš viso, tau be šansų. Jeigu geri, tai čia nedaug dieve, nes jeigu bus vaikai, tai tu sulošinsi juos tik tai. Čia neturi būti jokio, absoliučiai, nė lašo. Nes patikėk. Ir pažiūrėkite į mano pratimą, kurio nedarykit, nes gausit išvaržą. Todėl, kad tai reikalauja kantrybės, daug metų patirties. Bet pagrindinis pratimas, kurį aš jums visiems siūlau, pats geriausias, yra bėgimas, bet tikras bėgimas. Bėgi taip, kad tenais jau tau gera darosi, o ne tai, kad tenais bėgi ir aš eidamas tave pavėju. Yra tokių jaunuolių. Čia absurdas, čia ne bėgimas. Taigi, bėgimas yra, aišku, jeigu nori būti robotas, tai yra važiavimas dviračiu. Bet ne tai, kad tenais važiuoja dviračiu, aš bėgdamas pavėju. Yra daug tokių. Neįtikėtina. Važiavimas taip, kad irgi būtų gera. Jokių tenais smaukimo. Jokių ten antra zona. Kokia antra zona? Visą laiką, kuo didesnė galia į kalną. Taip, kad užtektų vienodai, aišku. O čia sakau, šitie smaukaliai, tai neįtikėtina. Artuviukui aš linkiu pažvelgti tiesiai į akis. Jis yra nevaisingas nuo steroidų. Jį todėl Ieva ir paliko. Ir jisai pelnė savo šlovę ir savo pinigus, pardavinėdamas sporto ir mitybos planus, kurie savaime aišku visiškai yra beverčiai, kad tau kažkas sakytų, ką čia valgyt, ko nevalgyt. Tai absurdas, visiška nesąmonė. O visas kūnelis jo, kuris nėra gražus, tikrai šlikštokas, apaugęs visas plaukais, be galo šlikščiai smirdantis pažastis, užklijuoti lazeriais. Ir jisai čia kažką rodo ir paskui įmonės perka seminarus, kur jis ateina ir aiškina savo nesąmonės. Čia visiškai yra absurdas.
Apie tą seksologą tai iš viso net baisu jį pasižiūrėti. Kokie ten iškreipimai gali būti. Nedaug dievė, ten demonas sėdė. Tai aš net nekalbėsiu, bijau užsrauti ant šitų demonų. Taigi, aš jums sakau, jūs pasižiūrėkite į mane. Čia yra realus gyvenimas. Ir tai ne kiekvienam. Todėl aš jūs sakau, apsiraminkit su savo seksais.